Na ką, sukčiai klesti. Kalbėjom irgi šiandien turėjom susitikimą su Lietuvos banku. Tai noriu su jumis pasidalinti truputį informaciją ir galbūt kažkokį patarimą duoti, nes tikrai sukčiai dirba savo darbą ir yra profai. Nes kai mūsų vienas irgi narys, kuris tikrai išmano finansus ir toks, yra kietas vyrukas, kuris jau atrodo galėtų ir nenulaidžiauti ir kažką griežtesnio pasakyti, bet kai aš išgirdau, kad jisai pervedė 30 000, tai aš tikrai supratau, su kokiais profesionalais jisai susidūrė, nes dar prieš kelias savaitės jisai man skambina, sako, ar čia investuoti man į trečią pakopą ten po 30 eurų, o čia 30 000 žmogus pervedė. Ir baisiausia, kad dar ne savo pinigus pervedė, jisai juos pasiskolino iš banko. Tai ant kiek psichologiškai, įsivaizduokit, buvo daromas, vadinkim, manipulacijos, taip, kad žmogus nuėjo į banką, pasiėmė pinigus, kad greitai praturtėtų, nes galvoju, kiek čia fikvai, galima būti nariu ir investuoti 10-5 metus, ir tie pelnai iš karto neužauga dideli. O čia dėdė paskambino, sako, investuosi 30 000, mes tau per metus padvigubinsim tą sumą. Jie taip dirba, žinokitės, ir tas žmogus irgi nėra nei kaltas, nei nekaltas, tiesiog jisai žmogus papuolė. Ir dėl to mes su Lietuvos banku, kai bendravom, tai tikrai pagrindinė žinutė buvo, kad žiūrėkit, išgirstat rusiškai kalbant, iš karto metat ragelį. Nes yra, žinokitės, 6 sekundžių tarpas, jeigu jūs bendraujat, nesvarbu, kad ir keikėtės, pasiunčiat juos, išsipasakojat, žinokitės, jiems to ir tai reikia, jie nuskanuoja jūsų balsą ir po to jį kažkur ten panaudoja ir gali jį panaudoti tikrai dar blogesniems dalykams, tai yra jūsų artimiesiams draugams gali jūsų vardu paskambinti ir tikrai perduot kažkokią žinutę ar pagalbos šauksmą ir jūs patys būsit pasimetę, sakysit, aš net neskambinau, bet jie taip dirba, žinokitės, ir dėl to tikrai patarimas, net nebendraukit, apie finansus iš viso, jeigu jūs dar to labiau nelabai gaudotės, tai jeigu siūlo kažkur kažką investuoti, tikrai ne. Yra tikrai organizacijos, tikrai susiraskit pažįstamus žmonės, konsultantus, kurie tikrai, kaip sako, patars, kur ką reikia daryti, bet tikrai jokių būdų neinvestuokit telefonu. Ir dabar atėjo toks metas, kad jeigu tikrai jie padarbinėja tuos mūsų balsus, tai supraskit, kad jau žiūriu, kad reikia tarp šeimos narių jau susigalvoti slaptažodį. Nes jeigu paskambins mano balsu kažkam tais, arba, pavyzdžiui, man paskambins ten, nežinau, dukra, ar sūnus, ar tėvai, ar brolis, sesė, ir jeigu matau, kad pokalbis nerišlus arba kažkoks, tai aš jau turiu klausti turbūt slaptažodžio, taip, kad toliau tęsti pokalbį, nes galima labai smarkiai apsigauti. Taip, kad būkit budrus, saugokit savo pinigus ir pasikartosiu, tiesiog nebendraukit, jeigu nepažįstamas žmogus siūlo jums daug užsidirbti.